Kelmėje jau veikia Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centras. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus pirmininkas Saulius Mockus pristatė projekto Švietimas ir priežiūra, šeimos ir karjeros suderinamumo pagrindas eigą, pagal kurį ir įsteigtas Kelmėje vaikų dienos centras. Projekto tikslas – suteikti kompleksišką pagalbą asmenims, patiriantiems sunkumų derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus. Vaikų dienos centre laisvalaikį leis 8 vaikai nuo 7 iki 10 metų. Vaikai dienos centrą atvežami ir parvežami namo, čia jie gauna maitinimą, su jais dirba specialistas. Vaikų dienos centro projekto finansavimas skirtas 3 metams. Dar vienas šio projekto etapas – socialinių paslaugų teikimas namuose senyvo amžiaus žmonėms ar neįgaliesiems. Saulius Mockus dėkojo žemės ūkio bendrovės Kirkasiai vadovui Idelfonsui Petkevičiui, individualios įmonės Agrotech savininkui Petrui Račkauskui už paramą atidarant vaikų dienos centrą. Petras Račkauskas į vaikų dienos centrą atvyko ne tuščiomis, o su labai vaikų laukiamomis dovanomis. Lietuvos samariečių bendrijos garbės narys Antanas Račas pasidžiaugė atgimusią Kelmės samariečių veiklą, pasipildžius jų gretoms jaunimu. Antanas Račas kalbėjo apie savanoriško darbo svarbą, kuri naudinga tiek pačiam savanoriui, o ypač bendruomeniai. Savanoriška veikla išaukština žmogaus teisės ir žmonių lygybę. Dirbame, stengiamės ir džiaugiamės, kad galime tokiame projekte dalyvauti, sakė Daiva Lileikienė, Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus pirmininko pavaduotoja. O svarbiausia, galime padėti mūsų bendruomenės, mūsų krašto žmonėms. Vasario 19-ąją į vaikų dienos centrą svečiai susirinko su dovanomis ir geriausiais palinkėjimais, vykdant projektą, kuris Kelmės kraštui tikrai labai naudingas. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius nevyriausybinė organizacija, kuri padeda rasti bei spręsti įvairias socialinės Kelmės krašto problemas. Taip pat suteikia filantropinę pagalbą siekiant sumažinti skurdą. Skubėkime daryti gerą. Tokį devizą pasirinko samariečiai. Vykdant savanorišką veiklą auga žmogaus kilnumas bei gerumas. Žmogus, gaudamas paramą iš savo bendruomenės, pajunta išskirtinį dėmesį bei globą. Tai paskata ir jam pačiam padėti kitiems.